Jūs kaip atstovaujate kaip seniūnijos istorija? Ši istorija bus skaitytis kažkaip kitaip, juridinių vienetų Panemunėje veikiančių bendruomenių atstovus. Nuostatų skaityti? Nesiunti, nemačiau. Ačiū. Jo, nemačiau. Pirmas klausimas konfidencialus. Neperskaičiau tada, reiškia. Pakeistas punktas. Pasiskambinau, pasirodė. Tai siunti kažkada pirmesnių laiškų gal tada, ne? Ne, pirmesnius dabar. Reikia pasižiūrėti, nes aš kažkaip... Gerai. Neskaičiavau. Niekas Gal yra mano paieškų. Tai tu man pamokai paleisi. Jau irgi paleidus. Labai visiems susirinkusiems. Gausiai susirinkusiems, kvorumas yra, posėdį galim pradėti. Prieš su darbotvarke esat susipažinę visi, buvo įsiųsta elektroniniu paštu. Konfidencialumų pažymėjimus visi pasirašė, ar dar yra nepasirašysiu. Tai kas nepasirašė, dar pasirašysit. Taip, tai pradėsim nuo pirmo klausimo. Reikia įsirinkti posėdžio vedantįjį. Tai kas ką siūlote, aš pasiūlyčiau gal Astą Hanko, jinai anksčiau vedė posėdį, labai gerai vedė. Jeigu prikalbima darbotvarkė, kokia mums nesinešiau, žinokit, ko gero. Tarybos pirmininko išrinkimas. Tai dėl klausimas. Jie tiesa, dar prieš kalbant, kas norėsit pasisakyti, visada įsijunkit mikrofonus, nes kadangi posėdis yra įrašomas. Nesigirdės. Čia būtent. Tai sveiki atvykę į naują mūsų bendruomeninių organizacijų posėdį ir pradedame naujus, kaip ir mokyklai visi pradedame naujus mokslo metus, taip, tai mes baigėme kelių metų kadenciją ir turime naują tarybą, kurią turėtume išsirinkti, tai pirmiausia, aišku, tarybos pirmininką ir jo pavaduotoją. Nuo savęs galbūt norėčiau pasakyti, kad nesvarbi bendruomeninio organizacijų taryba gali tiksliai būti tikrai tam žmogui, kuris nežino, ką veikia bendruomeninės organizacijos. O nežino todėl, kad galbūt jis yra nusistatęs, galbūt jisai užsisklendė savo veikloje ar kažkur tai. O žmonės, kurie veikia, kurie nori veiklos, kurie mato prasmę savo veikloje, jie dirba kaip skruzdėliukai savo darbą ir džiaugiamės, kad jie tokie yra. Tai leiskite pradėti posėdį ir pirmas mūsų klausimas būtų pirmininko rinkimai, tai prašau siūlyti kandidatūrą. Aš tai siūlau buvusį pirmininką, man atrodo, kad jis neblogai susitvarkė, tai gal ir sutiktų ir šį kartą, gal kas kitaip.
Jūs gali vardinti buvusį pirmininką. Vardą pavardę Nes pasakykite. kiti nežino. Vardą, pavardę, vardo pavardė, Rimantas, vardas pavardės nežinau. Jankavičius. Gerai dirba. Svarbu išmatymo žinau. Ar yra kitų pasiūlymų? Nėra. Aš siūlau tada bendru sutarimu, jeigu nėra kitų pasiūlymų, čia balsuoti už prieš, žinote, sovietinis principas. Tai pradėkime balsavimą, prašome pasakyti, ar sutinkate balsuoti bendru sutarimu už pono Rimanto Jankavičiaus kandidatūrą, nes kol jisai nepasisakė, mes jį išrinkimo, tada jisai gali sakyti, ką nori. Dar ar sutinka? Ar sutinka? Sutinkam. Dėkojame už pasitikėjimą. Tai tada bendru sutarimu. Taip, taip, pritarėme bendru sutarimu. Pasisakyt, kai nežinai. Rimantai, jūs pats pirmas prašome. Duoda kandidatūrą, prašome pasakyti. Kvieščiau Astą. Kadangi pirmininkas yra iš savivaldybės atstovų, tai pavaduotojas turėtų būti iš bendruomenės. Ar yra dar kokių kas nors siūlos? Taip, turiu pasiūlymą. Turime aktyvę, manyčiau, vieną aktyviausių bendruomenių pirmininkių savo taryboje čia. Tai Ernesta Ramsienė, centro seniūnaitė, bendruomenės pirmininkė. Na, tikrai jinai yra žinoma ir mieste, ir bendruomenių tarpe, ir savivaldybėje aktyvi, visuomeniška, kūrybiška, diplomatiška. Siūlyčiau Ernestos kandidatūrą į pirmininkų pavaduotoją. Galite pasiūlymų? Pritarėme. Bendru sutarimu? Džiaugiuosi. Ir mes laukiame jūsų žodžių tada. Sveiki visi. Nu, ačiū už Valom dirbus komandoje. Nepamirškite. Ar galime pritarti bendru sutarimu? Gal. Tai prašome protokoluoti ir suteikiame žodį pirmininkui. Jeigu jums skiriame 40 minučių laiko. Atsiprašau, žinote, Jonas, aš kaimynės Nemunės seniūnijos atstovės tokį klausimą išgirdau, sako, aš čia pirmą kartą tikrai nežinau, nepažįstu pirmininkų, sako, gerai būtų, kad jisai prisistatytų truputėlį apie save papasakotų, kad, nes galbūt ne jinai čia pirmą kartą eina, nes, na, iš tikrųjų tie, kurie jūsų nepažįsta, tikrai verta sužinoti. Tai sakant, 40 minučių patrunkamas laiko tarpas, kad galėčiau pradėti nuo gimdymos. Kaip ten vakar sakė Skvernelis, šitas Pranckietis sakė šitą Olekui, sako, jūs šiandieną išgirdote tiek gerų žodžių ir liaupsių, kad ko gero ne per savo laidotuvės neišgirsite. Esu gimęs Liepos mėnesį 13 dieną penktadienį. Draugas sako, kad tai jaučiasi gyvenime. Aišku, pirmiausia, dėkoju visiems už tikrai pasitikėjimą, manau, kad nebuvo tos didžiulės tokios veiklos, kur kažką tai neįtikėtino padarėm. Tikrai džiaugiuosi, kad jūs esate tie pirmininkai, kurie būrėt bendruomenės, daug darot, kad jos gyvuotų, kad jos veiktų smagius darbus tam tikrose vietose, tam tikrose bendruomenėse. Ir kažkaip tai manyčiau, kad šitas pasitikėjimas šiek tiek ir užduoda tam tikrą užduotį, kad galbūt dar reikėtų suburti bendruomenių pirmininkų bendruomenę. Ir galbūt kai kas atskirai
turbūt bendrai nuveikti kur kas daugiau. Tai tam reikėtų dar padaryti tokį susitikimą, kuris nebūtų formalus ir taip įpareigojantis atlikti tam tikrus procedūrinius veiksmus. Tai aš šitam reikalo organizavimui paprašysiu, kad mano tikrai pavaduotoją Ernestą užsiimtų laiko, datos ir vietos suderinimu. Mes pamatysim tai, kad tas susitikimas duotų kažkokią tai bendrystę, tai galbūt tas susitikimas turėtų būti tam, kad mes vienas kitą geriau pažintumėm, galėtumėm tiesiogiai dažniau bendrauti, spręsti įvairias problemas, bet kaip sako, jeigu yra problemas, kurias galima išspręsti pinigais, tai jos nėra problemos, jos yra tik išlaidos. Tai jūs, taip sakant, tas problemas išlaidavo, kad puikiai spręsti. Daugiau galim, puikiai jau galbūt žinot, tai buvo valstybinė muzikiniam teatre, su vadovo pavaduotojas, su Benjaminu Želiu pradėjome dirbti nuo 2005 metų. Benjaminas ką tik buvo vėl laimėjo konkursą dar vienai kadencijai, dar turi žmogus energijos, dar ir nurodyti, kažką tai dar manom nuveikti. Tai dar be šitų, kaip sakant, be šito tiesioginio darbo esu Kauno tarybos narys ir dar esu vienos bendruomenės Kauno alumnų prezidentas. Taigi tokios didžiulės bendruomenės. Tai gal čia paaiškės, kad yra daugelis irgi KTU absolventai. Esu baigęs ne konservatoriją, baigęs Kauno politechnikos institutą, automatikos fakultetą 1950 metais. Tai vat iš tų laikų mes dar kažkada buvo pradėję vieni iš tėvų, darydavom automatikos dienos, tai buvo fizikų dienos Vilniuje, tai mes sakėm, kad konkuruojam su fizikais, tai galima daryti automatikos tai visą festivalį. Taip, kad bendruomeninė ta veikla tikrai yra svarbi, aš manau, kad teikia tam tikro džiaugsmo, kaip ir daug pergyvenimų. Tai linkiu gerų darbų, bendrystės ir konstruktyvus darbo tarybai. Ačiū. Ir lauksim, kada pavaduotoja Ernestas sugerins tą datą, mes jau pasišnekėsim. Ernesta, gal apie save kelius žodžius, bet nežino ką. Esu Senamiesčio seniūnaitė, jau dabar galvoju, kiek jau čia metų, jau 4. kadencija. Bendruomeninėje veikloje tikrai aktyviai dalyvauju jau daug metų. Esu asociacijos Santarvės bendruomenės pirmininkė, aktyviai bendrauju su ugdymo įstaigomis, su Rotary klubu, per mūsų gerbiamą Reginą Senamiesčio gyventoją. Telkiu žmonės įvairioms iniciatyvoms, o šiuo metu dar užimu pareigas Kauno tautinės kultūros centre. Atsakinga esu už renginius, tai irgi toks apsijungimas, daug organizuojamų veiklų. Tai tikrai stengsiuosi suburti visus bendruomenių pirmininkus, kad tikrai tas dialogas tarp mūsų visų ateityje kažką tai naujo įdomaus ir naujos suburiant visus ir tas pasibendravimas ir pasidalinimas patirtim, kaip bendradarbiavimas, kad būtų glaudesnis. Tai tiek trumpai apie mane. Ačiū. Tai dar buvo tokias klausimai ir visus. Iš mano kompetencijos. Tai įrašą galima. Tai vis tiek perėjom prie pagrindinio mūsų tarybos nario kalbos. Labas, kokia. Be jūsų vis tiek mes ko gero. Nori nenueiti. Tai iš mano pusės atsibūs labai trumpai, mane daugiausiai pažįsta bendruomenės iš kažkur. Man reiškia dalykas nežinau, bet mikrofoną. Tai daugiausia bendraujam, kas liečia projektus, tai bendruomenės įsibryti bendruomeninę veiklą savivaldybėse. Tai šiuo metu laukiu ataskaitų už 3. ketvirtį. Tai projektai vykdomi. Kas žino, ką naujovė, tai buvo tas
2026 metų dar informacijos neturim, nes aprašo galiojimas kaip ir baigėsi ir jokių naujienų dar neturiu, bet kai tik tai kažką turėsiu iš to pasidalinsiu su visais. Tai turbūt iš mano pusės tiek būtų. Tai visiems dėkoju už dalyvavimą posėdžio. Aš nors papildomų klausimų, pasiūlymų, pasisakymų. Jonas. Į ką aš norėčiau atkreipti dėmesį ir Rimantą paprašyti. Na, iš tikrųjų, bendruomenių atstovai ar seniūnijos esančių bendruomenių atstovai, jie išrinkti bendruomeninių organizacijų seniūnijose, bet, na, gal šiek tiek nepilnai įsivaizduoja tarybos, mūsų bendruomeninių organizacijų tarybos reikšmę ir bendruomenių veikloje, ir gyvenime, ir ryšyje su savivaldybė, su valdymo organiais, bendravime ir visa kita. Galbūt galima būtų jūsų paprašyti paruošti kažkokį, kai Ernestas organizuos tą susitikimą mūsų, paruošti, na, tokį, sakykime, pranešimą, kad kuom savivaldybė ir savivaldybės organai gali padėti bendruomenėms jų veikloje. Čia aš nekalbu apie projektinę SUCMINO organizuojamą veiklą, aš kalbu apie bendruomenių veiklą apskritai, apie bendravimą, apie bendruomenių reikšmę būtent gyventojų kasdieninėme gyvenimo gerinime, kaip gali bendruomenių pirmininkai, apjungdami gyventojų grupę, įtakoti jų gyvenimo kokybės gerinimą, bendraujant su tam tikromis savivaldybės institucijomis. Tai yra su skyriais, su tarybos komitetais. Per jūs, aišku. Bet tai ir taip darosi. Aš manau, kad gal vis tik tai gal sėkmingiau būtų turėti, jeigu mes išreikštume norą, ko trūksta bendruomenė, ko pageidavo panašiai, aišku, tas veiksmas irgi, tą, ką jūs sakėt, yra pritariu suprantamas, bet aš manau, kad jeigu mes aiškiai vardinsim savo norus ir panašiai rasim bendrus norus ir tuos, tai bendromis jėgomis galime kažką pasiekti. Bet jeigu mes klausim to, ką jūs klausate, tai aš manau, kad tikrai mes turėsim ilgą ataskaitą apie tai, kas mieste vyksta, bet kurią apie tai vyksta tarp žmonių, kurios gyvena mieste. Taip, Rimantai, pritariu, bet toli gražu daug matymų, gal tiesiog reikėtų ieškoti kažkokių dar tų kampų, kur nevyksta šiai dienai ir ko trūksta tom bendruomenėm. Tai mes tą suformuluotumėm aiškiau, tai mes galėtumėm bandyti tą pasiekti. Viskas tvarkoja. Aš bendruomenė atstovams jums antrindamas pasakysiu taip. Čia tais žodžiais, kai senelis sako, kai aš buvau mažas, tai aš pasakysiu taip, kad aš buvau pirmą kadenciją šitos tarybos, pirmą kadenciją pirmininkas. Tai patikėkite, ponė Laimutė, tikrai man neleisiu meluoti, žinokit, kiekvienais metais bent po keletą susitikimų su savivaldybės atstovais organizuodavo, nes klausimų buvo bendrai. Aš nežinau, kodėl dabar bendruomenių atstovai nebekelia tų klausimų ir kodėl mes, sakykime, taip iš tikrųjų, aš suprantu, Covidas ir visa kita, bet baigėsi Covidas, o tradicija tęsiasi. Aš manau, kad mes kreipiamės tikrai ir kad aš ir iš Šančio, aš ir galiu ir į Kryčių kreiptis ir į Tai jūs kreipiatės asmeniškai kaip Šančio bendruomenės pirmininkė, bet suprantate, pagalbos žmonėm, susirinkus į šitą bendrą susitikimą bendruomenių pirmininkų, kuriems kyla klausimai su savivaldybės atstovais į bendrą susitikimą, iš karto yra privalumas koks. Išsprendžiama visa krūva klausimų, kurie galbūt dar nėra kilę, suprantate? Bet man atrodo, kad pavyzdžiui, ten gal Šančiam aktualu, o gal Šilainiam neaktualu visai tas klausimas. Tai irgi čia. Čia yra dalinai taip, bet 80% klausimų bendruomenėms visoms yra būdingos.
visoms absoliučiai bendruomenėms. Tai tikrai, aš manau, kad tai įmanoma, tikrai nėra nieko, taip sakant, sudėtingo, bet jeigu mes norim to susitikimo, dėl susitikimo yra vienas dalykas, jeigu mes norim to susitikimo su kažkokiu rezultatu, tai mums reikėtų vis tiek rasti kažkokius tai tuos, sakykime, bendrus tuos klausimus, kurie yra opus ir galbūt savivaldybės tam tikri skyriai dėl savo darbo specifikos ar dėl kažko jų nemato. Tai tikrai toje vietoje, jeigu mes tai įvardytume, turim pareiškti, kokiu srity yra tokį, reiškia, sutarimą. Taip, Toje vietoje aš manau, kad tikrai tas klausimas, kad pasikviesti ar skyrių vedėjus, ar vicemerus, ir pabendrauti tam tikrais klausimais, bet jiem reikia pasiruošti, nuo kokiu klausimu mes bendrausime. Taip, Kokį klausimą mes turėtumėm, taip sakant, požiūrio, analizės ir kokio mes sprendimo pageidautume. Bet tam reikia užklausti, kaip ir būdavo per savivaldybės, per administracijos vadovą, per seniūnus užklausti. Seniūnai renka bendruomenių pirmininkus, žodžiu, paaiškina svarbą, bendruomenių pirmininkai surenka savo bendruomenės, generuoja klausimus ir siunčia į savivaldybę. Ir tada savivaldybė, suprantat, bendraudama su jumis, atrenka labai svarbiausius klausimus ir organizuoja tą susitikimą. Prašom, Asta. Aš gal plačiau pasakysiu, gal ne visi tai žino, iš tikrųjų seniūnijų atstovai buvo tokie susitikimai su organizuojami, sakykime, su savivaldybės vadovais arba atsakingais skyrių vadovais, bendruomenių nariai, kurie kreipėsi plačiaja prasme, seniūnijos bendruomenės nariai, kurie kreipėsi į savo bendruomeninės organizacijas arba į savo seniūnaičius, arba tiesiogiai į seniūniją. Seniūnijos grupuodavo tos klausimus ir kiekvienos seniūnijai būdavo skiriamas laikas ir susitikdavo bendruomeninių organizacijų vadovai ir seniūnaičiai susitikdavo su skyrių vadovais pagal sakykime, tos klausimus. Jeigu tai reikalinga bus, tai matys, sakykime, tai truputėlį išsiskiria nuo mūsų bendruomeninių organizacijų tarybos veiklos. Čia yra daugiau galbūt turinė veiklos, bet mes turėtume inicijuoti. Dieninė gatvės parkavimas arba kažkokiu tai, sakykime, poilsio zonų rengimas, tačiau aišku, jeigu tai reikalinga yra ir jeigu kreiptųsi kartais per pirmininką, tai natūralu, kad mes bandysime organizuoti. Ir klausimus surinkti seniūnijose, tai tikrai nėra sudėtinga, tik tai užduokite uždavinį. Ačiū labai, Asta. Aš repliką turiu galima. Kas dar norėtų? Galiu pasisakyti? Prisistatykit, nes aš... Labą dieną, esu Roberta Ašukaitė, pirmą kartą šiame susirinkime. Prieš porą metų įkūriau organizaciją Nuomonų išvykų bendruomenę, dar ten 2 organizacijos yra, tačiau trūksta, kas iš esmės užsimtų keliais, infrastruktūrą. Tai į savivaldybę pavyko patekti po metų prašymų, kad patektume. Tikrai raštų sunkiai ir panašiai. Tai kai kolega sako, kad reikia inicijuoti, aš labai pritariu, nes galbūt jeigu mūsų būtų daugiau, kitas svoris būtų kaip tarybos, tikėtina tikrai būtų ne vienas klausimas, kuris sutaptų ir galbūt galima būtų kažkaip stipriau ir tų lygių išnešti tam tikrus klausimus, kurie, iš esmės visiems kauniečiam yra aktualūs. Nes tų klausimų, manau, su tam pačiu yra tikrai labai daug. Ir po mūsų susitikimo, atsimenu, pavasarį buvo irgi išplėstinis susitikimas, ačiū vicemerui Mantui Jurgučiui, kad jis pavyko. Po to keitėsi architektūros skyrius, vėlgi tam tikri niuansai, vieni darbai taip sustoja, kiti žmonės galbūt nežino, kaip ir visur žmogiškasis faktorius. Ir šiandien matau mūsų kalbėtus dalykus, kai kurie dalykai stringa. Vėl panašu teks kreiptis į savivaldybę. Tai ir nėra taip lengva patekti. Jūs, kurie seniau dirbate, dar turbūt man pritarsit, tai norėtųsi iš tikrųjų tos didesnės jėgos, atstovaujant bendruomenės ir susitelkiant visiems kartu dėl tų bendrų tikslų. Tai mano tik tai toks pastebėjimas, kad dėja nepavyksta taip, kada nori ir ateina tą savivaldybę ir čia kada išspręsim. Labai ačiū. Dar kas nors norit?
jeigu mes toje vietoje kviesimės kažką, kurie turi sprendžiamąją galią ir toje vietoje neturėsim bendro požiūrio, tai bus tik tai tarpusavio ginčas. Tai klausimas toks, mums reikia išsigryninti kažkurios klausimus, kurie mums opiausi, kuriuos mes turėtumėm suformuotą bendrą savo požiūrį į tai. Rimantai, mes negalime išgryninti klausimų, kurie yra aktualūs skirtingų seniūnijų, skirtingoms bendruomenėms. Šios klausimus bendruomenės turi užduoti čia. Nuo to prasideda bendruomenių bendravimas su savivaldybė, suprantate? Dabar bendravimo nebėra. Projektinis tas sucmino bendravimas yra nulinis, virto į ginčus ir skundus. Galų gale viskas. Bendravimo bendruomenė su savivaldybė nebeturi. Tai bet kuriuo atveju mes galime dabar suformuluoti, kad mes norim tiesioginio bendravimo tam tikro reiškia formatą. Šitas formatas mums visiems priimtinas, mes norim, tai tada kalbėkim dabar, kada mes renkamės į kažkokį reiškia dar sekantį posėdį ir kurio metu su kokiais mes suplanuojame bendrauti, su seniūnais, kurio klausimu. Jeigu mes norėsim pasišnekėti apie viską, tai vietoj. Tai mano pasiūlymas būtų dabar toks, reiškia. Mes susirenkam dabar Ernestą padaręs laiką kokiam mėnesio bėgį neformaliam susitikimui, kuris yra neprotokoluojamas, pabendraujam, apsikalbam, kokias mes problemas galim, reiškia, pailsim, kokias problemas matom, kokias reikėtų spręsti. Ir tada kviesim sekantį posėdį, pasikviesim kažkurios srities savivaldybės atstovą, su kuriuo galėsim išsakyti savo bėdas ir pabendrauti. Ar pabendrauti, ar ieškos sprendimų. Mes suformuoti gali kiekvieną bendruomenę savo tam tikrą klausimą. Įsijunkit mikrofonus. Mes gal pirmiausia susirenkam, dar sykį apsikalbam, reikia, kadangi bendrauti dėl to, kad bendrauti, tai viskas tvarkoja ir rasimos, bet mums reikia, kad kažkoks rezultatas gal. Kiekvienas bendravimas duos rezultatą. Tai pirmininkas pasakė, kad renkamės neformaliam ir šventa viskas. Mūsų tikslai yra labai aiškiai apibrėžti tarybos nuostatose. Tai yra viešųjų poreikių ir jų, taip sakant, perdavimas bendruomeninėm organizacijom, viešųjų iniciatyvų finansavimo tikslingumas ir panašūs dalykai. Jeigu mes pradėsim dėl užsiimti gatvės asfaltavimo, žaligatviais ir panašiai, tai nėra bendruomeninių organizacijų tarybos nuostatose. Mes pirmiausia turim veikti nuostatų ir ribose. Mes ryškime dėl to, kad viešųjų interesų išlyginimu. Ponia Audronė, viskas yra suprantama. Aš nekalbu apie kažkokį tai ten komunalinių problemų sprendimą, aš kalbu apie gyventojų grupėms rūpimus klausimus, suprantate? Ir apie bendravimą su savivaldybė. Tai yra svarbiau negu komunalinių kažkokių tai asmeninių problemų sprendimų. Audronės pasakymas buvo labai teisingas, man nereikėtų iššaukti iš savo kompetencijos ribų. Pasižiūrėti, kaip tos kompetencijos formuluojamos, viskas tvarka, aš manau, kad kūrybiškai ir, taip sakant, žiūrint į tai, visą laiką galima ieškoti sprendimų. Tai, žinokit, nuostatus puikiai žinau. Aktyviai dalyvavau jų kūrime. Ir pradėsim daryti neformalius susitikimus kiekvienai bendruomenei. Iki metų galo. Tai dėkoja visiems. Ties kritinėms zonom, matyti kokią situaciją. Jeigu daugiau niekas nepasirodė pasiūlyti, kiekvienai tai dar kažką. Taigi nuosakas reikalas. Bet aš norėčiau keičiamas vietos savivaldos įstatymas. Viena iš naujų programinių tikslų įrašyta naujoje koalicijoje yra seniūnaičių darbo apmokėjimas. Ir dabar įstatymo rinkėjai laukia atsiliepimų iš savivaldybės apie gerąją seniūnaičių praktiką arba gal ir blogąją.
finansavimu jau nacionaliniu mastu. Kaip žinot, Kauno taryboje tai nepraėjo, bet tai dabar yra sprendžiamas klausimas nacionaliniu mastu. Tai man tada, aš labai tada nežinau, net jums yra kas nors tai žinoma, apie tai, kad Kauno savivaldybė nieko nepateikė, jokios reakcijos. Nieko nežinau. Ne. Aš manau, tada, kad patys seniūnaičiai, tada atveju gali įsitraukti tą svarstymą ir teikti siūlymus ir svarstymus. Taip. Bet šitoje vietoje yra formuojamas kaip darbo apmokėjimas, o ne išlaidų dengimas. Kaip tarybos narė. Išlaidų dengimas yra vienas, tai grįžimas prie čekiučių ir darbo. Apmokėjimas yra kur kas aiškiau. Čia įstatymo leidėjo reikalas. Dabar reikalas yra surinkti pradinę bazę informaciją Kaip pasirodo, dar daugiau klausimų mes galime aptarti šitam rate. Mes šito klausimo čia neaptarsime, čia ne mūsų tarybos kompetencijoje netgi teikti pasiūlymus dėl seniūnaičių, tarp kitko, ponia Audronė, ne darbo apmokėjimo, o išlaidų dengimo. Kalba eina tik tai apie išlaidų dengimą, ne apie apmokėjimą kažkokį tai darbą. Aš čia kreipiuosi, kadangi yra daug seniūnaičių, tiesiog asmeniškai jo šiandien. Tai žinokit, aš žinau tą dalyką iš esmės, nes aš seniūnaičių tarybos pirmininkas seniūnijos ir šito klausimo svarstymą, kaip aš nedalyvavau svarstymą, bet aš puikiai žinau, kai buvo pateikta ir kodėl buvo atmesta. Viską aš žinau, absoliučiai visas peripetijas, bet mūsų taryba negali apie tai diskutuoti. Ne mūsų sferos. Tada mes gal